kiekvieną kartą, kai važiuoju į Ukrainą arba kai grįžtu iš jos, gaunu nemažą dalį kritikos, tokios skepsio, ypatingai internetinėje erdvėje, kartais iš brolių sesių, ir tas šiek tiek taip veikia ir galvoja, kaip čia yra, kaip čia dedasi. Ir kuo toliau karas tęsiasi, tuo daugiau tos kritikos gauni ir tokios aršios, ypatingai internetinėje erdvėje, kur komentatoriai, įvairūs žmonės yra pasislėpę po pseudo vardais, netikrais vardais, užsirašo anonimiškai, slepiasi ir taip toliau. Ir aš galvoju, kiek jau, aš nelabai daug dabar šiuo paskutiniu metu domiuosi tais klausimais, nedaug žiūriu medijas ar žinias, tai tokia pesimistinė žinia. Aš nežinau, ar iš tikrųjų toksai jausmas yra ir Ukrainoje. Nedaug pabendrauju su ukrainiečiais pačiais tiesiogiai. Jų ryžtas, tų, su kuriais aš bendrauju, yra nepalenkiamas ir jie žino, ko jie siekia, jie žino tikslą, ką jie daro, ir aš galvoju, labai svarbu, mums labai svarbu jas palaikyti ir drąsinti toliau. Ir nenori prisimenu Žiedų valdovą, mano mėgiamą knygą ir filmą, kuriuose labai daug kalbama panašiom temom. Kai nebėra vilties, kai tamsa tokia didelė, atrodo, kad viskas bus paveršta blogio, tada tai gerieji herojai ieško vilties. Senose pranašystėse, vienas kito bendrystėje, ir draugystė, sąjunga, senųjų susitarimų vykdymas atneša viltį ir pergalę. Galiausiai dėl to aš galvoju, kad mes kaip krikščionys paskutinį turim prarasti viltį, nes mes turim Kristų, turim viską, jis mūsų viltis ir mes ją galim dalintis. Dėl to mes turim būti drąsūs, nepailsantis, nebijoti kažkokių apkalbų, neteisingų nuomonių. Aš įsitikinęs, kad remti tuos, kurie gina savo šalį, yra teisingas, teisėtas, biblinis, krikščioniškas darbas ir mūsų pareiga. Ir net jeigu nelaimės, net jeigu viskas bus prarasta, mes esam daugiau negu nugalėtojai per tą, kuris mus pamilo, nes mes turim Kristų. Mes esame nugalėtojai jame, mes turim prisikėlimą iš numirusių, mes turim nuodėmę atleidimą, mes turim naują prigimtį, mes nematysim antrosios mirties, jei pasitikim Kristumi. Dėl to drąsa ir viltis turi pulsuoti iš mūsų krūtinės ir iš mūsų veiksmų. Drąsinu kiekvieną iš jūsų būti ištikimais aukotais, palaikytais pagal tiek, kiek galit, pagal taip, kai Viešpats jus laimina. Palaikykite maldoj šitą mūsų misiją. Mes dabar jau pradedame pirkimus, kitus dalykus, bendraujam su jais, vyksime su pastoriumi Dariumi, norime susitikti su bažnyčių vadovais, galbūt skirsim keletą dienų pačiam Lvove, pasiliksime ir bendrausime, nes galvojame, kad tai naudinga, teisinga ir tai krikščioniška.